Labas, aš esu Artūras ir esu labai didelis hobistas. Taip, susiimk, nesinervuok, viskas gerai. Rašiau 3 valandų video, susipikso visas audio, bet reikia tęsti toliau. Pasibaigė žiema, prasideda normalus gyvenimas, galima vėl veikti dalykus. Ir kokios tos veiklos gali būti? Tai gali būti piešimas, tai gali būti rašymas, tai gali būti muzikos kūrimas, gaminimas. Nepamirškime apie gaminimą. Vienas iš tokių, aš sakyčiau, mano mylimiausių hobių, kuriam aš tikrai nemažai laiko skirsiu, būtų tabletop RPGs arba lietuviškai stalo vaidmenų žaidimai. Dungeons and Dragons, Pathfinder, Call of Cthulhu. Tų žaidimų yra antiek daug, skirtingų tematikų, skirtingų mechanikų. Tabletop RPGs yra laisvė, tabletop RPGs yra kūryba. Smagus dalykas. Video bus apie tai, kaip aš ruošiu žaidimą savo žaidėjams. Tai kągi aš išsirinkau, kągi aš vesiu. Cyborg. Varom prie kūrybinio proceso. Ir mes pradedam nuo paprasto dalyko, tai būtų stalo valymas, mėgstu dirbti prie švarios vietos. Yra įvairių dėmių nuo praeitų darbų ir tema jos neatsiplauna. Čia sriubos dėmė, čia dažų dėmė. Taip, mums reikia knygos, gal kelių, nežinau ar naudosiu antrą, bus matyt. Dice trays, kad kauliukai nepabėgtų nuo stalo. Rašymų priemonių, tokių kaip tušinukai, pieštukai, trintukai. Ir aišku, kauliukai. Kauliukai yra svarbi dalis beveik kiekvieno tabletop RPG. Tai atgal. Dar daugiau kauliukų. Jo, kauliukų daug nebūna, geriau pasimti. Ir didelis bloknotas, kuriame aš galėsiu skečinti. Paimam, praskrolinam knygą, pažiūrim, ką įdomaus ir įkvėpiančio aš čia galėčiau rasti. Location features, tikrai naudinga lentelė, padės man kurti lokacijas, mission generator, kurti situacijas arba būdų užsidirbti šitame mirštančiame ateities pasaulyje. Cult of Kergosh. Būtinai jos naudosiu, jie yra faini bičiukai, man patinka kultistai ir... Aha, žiūrim toliau, pažiūrim žaidėjų klases, Nanomanceris, Burnt Hackeris, Corp Killeris, Gearheadas, Cyber Slasheris. Labai faina klasė, nu ir aišku Gengūnas. Už šitas klases galės žaisti žaidėjai. Na ką, laikas generuoti idėją. Nusprendžiau, kad šį kartą kampeinas bus daug strateginio, politinio ir resursų valdymo pobūdžio. Visam šitam žaidimui mane įkvėpė kitas meistras, pas kurį aš palyginus nesenai žaidžiau, Linkėjimai Tadazai. Žaidimas ten numato taisyklių tokio pobūdžio žaidimui, tad dalį taisyklių reikės susikurti pačiam, jo. Kaipgi tai veiks? Žaidime dalyvaus pagrindiniai 3 resursai – pinigai, galia ir šlovė. Turint kažkokį resursų daugiau arba mažiau gali atnešti savo privalumus ir trūkumus. Jeigu kažkurio iš šitų resursų bus mažai, tu neturėsi autoriteto arba fanų. Tu būsi nepastebimas ir tai galima naudoti savo naudai. Iš kitos pusės, jeigu tu turėsi kažko per daug, su tavim pradės konkuruot, kariaut ir valdyti. Ai, blemba, išsitepiau. Ir tušinukas šitas gelinis mazinasi. Nežinau, nieko baisaus, reikėtų tiesiog pakeisti kitą. Taip geriau. Taip, reikėtų lentelės, kurioje galima būtų stebėti savo turtą, jo būseną ir išlaikymo kainą. Taip pat manau, joks gengas neapsieina be ryšių, šiuo atveju kontaktų. Kokį nors advokatą, arba, aš nežinau, samdomą žudiką netgi. Dabar aš bandau sugalvoti, ką galėtų matyti žaidėjai apie kitus gengus. Pavyzdžiui, kokius projektus jie turi, kokius resursus. Ir žinai ką, aš jau per daug pribūriau, nes... per daug, tiesiog. Bus per daug žaidėjams ir tuo labiau per daug man visą šitą dalyką atvaizduot, parodyt. Manau, paliksiu šitą dalyką naratyvui arba pažiūrėsim, ką sugeneruosim eigoje. Na ir aišku, koks futuristinis pasaulis apsieina be žiniasklaidos, kur naršydamas tu galėtum sužinoti įdomių dalykų, rasti įdomių darbų. Taip pat nepamaišys eventai, kažkokie įvykiai,
kurie atsitinka keliaujant iš taško A į tašką B, kuriuose žaidėjas galės dalyvauti, nedalyvauti, daryti sprendimus ir tai gali atnešti kažkokią naudą. Tuo pačiu tai labai pagyvina pasaulį ir bus labai svarbu su kuo ir kaip tu keliauji. Tu vis dar filmuoji, ne? O, super. Kuo apskritai man šita tematika patinka, gal norėčiau biškį daugiau apie ją papasakot. Tai yra tematika, kuri turbūt labiausiai atvaizduoja mūsų ateitį, mūsų realybę, bet per mokslinės fantastikos prizmę. Tai antiutopinė tema, kurioje medicina yra aukšto lygio, labai aukšto lygio. Technologijos yra labai aukšto lygio. Bet žemo lygio yra žmonių gyvenimas. Į tavo naują ranką gali būti integruotas atsuktuvas, mikseris, ginklas, USB drive'as. Tavo kojos gali būti ten, nežinau, pneumatinės, hidraulinės, ten turėti kažkokią technologiją, kuri tau padeda, žinai, šokti aukščiau. Tu modifikuoji savo kūną. Bet tuo pačiu šitas settingas yra apie žmogiškumo praradimą. Bendrai tariant, žmonės yra nelaimingi. Ar tai būtų dėl pinigų, ar tai būtų dėl šlovės, ar tai būtų dėl tų pačių technologijų. Žinai, jeigu tu integruoji save per daug, ką tu prarandi? Tu prarandi žmogiškumą. Tu pasidarai labiau robotas, labiau mašina. Antiutopija. Na ką, atėjo laikas ruošti pasaulį. Ir tam, kad būtų nuo ko atsispirti, reikėtų išsirinkti lokaciją arba rajoną. Uostai, lyg ir vaibas, bet ne tas. O G0 visiški griuvėsiai. Žiūrim toliau, industrijos. Labiau Mad Max stiliaus žaidimas būtų, bent jau aš įsivaizduoju. Ir, lūšnynai. Mano manimo, lūšnynai labai tinka, nes, tu tiesiog paklausyk. Po G0 incidento rajonai, kuriuose kažkada vyko gyvenimas, dabar lyg padengti pūvančiais šašais, stovi tušti, nudegę pastatai. Vyksta nekontroliuojamas smurto ir uždraustų medžiagų viską naikinantis verpetas. Tarp šių apgriuvusių sienų tu gali rasti sąžiningų, bet palūžusių žmonių, kurie svajoja apie kitą ateitį. Požeminis black marketas, prekiaujantis maistu, degalais ir įvairiausia pavogta karinė technika. Nelicenzijuoti chirurgai gali susiūti tave iš gabalų arba parduoti organams, kai tu negalėsi pasipriešinti. Wow. Man atrodo, kad tai yra tobula vieta. Reikėtų išsirinkti lūšnynų rajoną. Labiausiai tiktų rajonas Big Boss. Jame tarpusavį kariauja Kergoš kultas ir Virid Vipers. Dabar aš generuosiu pastatus, kurie yra šiame rajone. Tam aš naudosiu sąrašą, ridensiu atitinkamą kauliuką ir žiūrėsiu, kas iškrito. Taip pat paprastai. Ir pirmi pastatai yra sandėlis, food hallas, pramogų arena ir medicinos įstaiga. Pažiūrim, ką gausim toliau. Techninis aptarnavimas, žmonių klonavimo laboratorija, meninės studijos laboratorija. Pranumeruoju pastatus, kad būtų paprasčiau su jais dirbti. Tuo pačiu pagalvojau, kad reikia pridėti kažkokią trečią frakciją. Tai galėtų būti UCS, kompanija, kuri tiekia karinės apsaugos techniką ir iš esmės yra vietinis aras. Kaip aš nuspręsiu, kam koks pastatas priklauso, labai paprastai, su 3 kauliukų pagalba. Juodas bus Virid Vipers, geltonas bus kultas, o žydras bus UCS. Ir kol kauliukai sprendžia galių balansą, norėčiau papasakot daugiau apie šitas dalyvaujančias frakcijas ir pradėčiau turbūt nuo Virid Vipers. Tai yra vietinė mafija, kuri stumia nelegalias substancijas, daro kažkokius nedidelius darbus už pinigus ir turi 10 ilčių tarybą, kas būtų 10 aukščiausių asmenų, kurie sprendžia, kur ir kaip judės jų organizacija. Jie labai neperneša konkurencijos ir labai saugo savo teritorijas ir biznį. Toliau būtų Heirs of Kergoš, arba aš vadinu juos Cult of Kergoš. Tiksliau būtų Kergožo paveldėtojai. Jie nešioja kaukės, neturi vardų, yra užkrėsti nano infekcija, kuri išniekina jų kūną, bet tuo pačiu duoda jiems nežmogiškas ir aš net sakyčiau ateiviškas galias. Jie meldžiasi Dievui, kuris yra ateivis ir veda pasaulį prie pabaigos, ką jie traktuoja kaip naują pradžią.
Na ir UCS, kompanija, kuri užsijima saugumu, kariniam technologijom, kurios pagerina tavo kovinės savybės. Ką įdomaus galėčiau pasakyti apie juos? Jie yra samdiniai ir kažkas jiems tikrai moka už tai, ką jie daro. Opa! Oficiniai neoniniai markeriai. Nuspalvinam dalykus, kad vizualiai galima būtų paprasčiau atskirti, kur kieno kas yra. Geltona yra Virid Vipers, raudona Kergoš ir žalia yra UCS. Nusprendžiau išridenti dar porą lokacijų ir gavosi garažai, pradinė žaidėjų lokacija. Taip pat kanalizacija ir bažnyčia. Bažnyčią aš privalėjau atiduoti kultui. Taip, turim lokacijas, turim jų savininkus, bet norisi pastatams duoti daugiau detalumo, daugiau informacijos, tokios kaip išvaizda, kokią nors paslaptį ir pavojų. Tam puikiausiai tiks lentelė Location Features. Ir volia, lokacijos baigtos. Tai kągi įdomaus aš išridinau. Paėmam sandėlį. Jis yra papuoštas Royal West logistinės kompanijos logotipais, kas reiškia, kad ten galima rasti visai įdomių dalykų. Taip pat patalpos yra apsaugotos AI-ų, kas galėtų reikšti vienas neteisingas žingsnis ir išlys patranką ir sušaudys tave. Bet įdomiausias dalykas, kad šitos patalpos yra užkrėstos nanoinfekcijos sporomis. Ir bet koks susišaudimas šitose patalpose sukelia riziką pasigauti nanoinfekciją. O žmonių klonavimo laboratorija kažkodėl buvo uždaryta kabutėse renovacijai. Vienas iš punktų sako, kad ten viduje yra užrakintas berserkeris. Žmonių klonavimas nepraėjo labai sklandžiai. Ir šitos berserkerius, pavyzdžiui, galima naudoti savo naudai. Papildomai prie to aš išridinau, kad ten yra plonos sienos. Ką reiškia, kad vidų galima prasimušti arba įvažiuoti su transporto priemonė netikėtai. Kasgi įdomaus vyksta aplink bažnyčią. Pilna gulinčių lentelių, posterių su anti-nano propaganda. Ką reiškia, kad kažkada čia buvo protestas. Ir aš manau, kad kultas išsprendė šitą problemą savaip. Per savo baisius nano ritualus palaužė dalį protestuojančių, paverčiant juos savo gulais. O ko nepavyko palaužti, tiesiog nužudė. Iš įdomių dalykų šitoj bažnyčiai galima rasti programą, kuri būtų naudinga, pavyzdžiui, žaidėjams žaidžiančiam už hakerį. Taip pat po šitą bažnyčią galima rasti tunelį, kuris veda į laboratoriją. Ok, su lokacijom baigta. Kas toliau? Toliau būtų bossai, nes kiekviena lokacija turėtų turėti kažką, kas valdytų savo gengų narius ir praneštų savo bossams. Labai korporacinė struktūra, bet tokia realybė, toks gyvenimas. Ir nuo ko aš pradėčiau, tai nuo vardų. Cyborg knyga jau turi vardų lentelę, ją aš ir naudosiu. Jo, pažiūrim, ką aš išridensiu. Gal, Kurt, Nur ir Tron. Sekantis svarbus dalykas būtų charakteris, toks kaip stilius, ypatumas, rolė, obsesija, keistenybė ir noras. Jo. Ir šitas dalykas priduoda veikėjų gyvybės ir kažką su kažko žaidėjai galėtų turėti interakciją. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į pirmą bossą Ghoul. Jo drabužių stilius yra žvėriškas. Jis turi didžiulį displejų ant savo veido. Jo rolė yra developeris. O obsesija Virtual Flix aš traktuočiau kaip programas, kurios veda iš proto savo hostus. Jis nepalaiko akių kontaktų ir jo noras yra žudyti. Man iš karto susidarė portretas tokio introvertinio, tylaus, gudraus programišiaus, kuris išmuša informaciją iš kitų ne jėgą, o kokią nors baisią virtualią realybę. Jo noras yra vienas ir labai paprastas - žudyti. Tai Kulas yra visiškas sadistas. Paimkime veikėją iš kitos gaujos, iš Cult of Kergosh. Jo drabužių stilius yra Cadavercore, tai toksai ateities gotas, kuris labiau yra prie lavonų. Jis nešioja labai stiliovą kaukę, yra fikseris, ką reiškia, kad jis savo rankom nieko nedaro. Jo obsesija yra taksidermija, kvirkas yra tai, kad jis krapštų nosį, jo noras yra savęs transformacija, kažkokia evoliucija. Tai jis yra tokio estetinio pobūdžio kultistas, laisvų laikų daro iškamšas ir pastoviai eksperimentuoja su savo ir kitų kūnais. O, ir kol aš pasakoju, liko tik tai 3 bossai, sukurti charakterius 3 bossam. Apie kurį aš norėčiau papasakoti, tai
Tai būtų antras iš UCS bosų, Zain. Jis yra OG stiliaus, turi stiliovą šukuoseną, pintas kasytės. Ir jo rolė yra išmokėti atlyginimą savo darbuotojams. Jam patinka action figūrėlės. Ir jis pastoviai yra su kepurė ir akiniais. Aš įsitikinęs, kad jis turi grillsų, klauso old school hip hopo. Ir jo tikslas yra būti stipriausiam. Dominacija būtų jo tikslas. Jis nori būti alfa. Bosai užbaigti. Toliau reikėtų pakurti eventus, kažkokius įvykius, kurie atsitiks su veikėjais, vykstant iš taško A į tašką B. Tam irgi knygoje jau yra egzistuojanti lentelė, ją aš ir pasinaudosiu. Pirmas eventas būtų iškabinti posteriai kažkokio Plague Wave ateinančio koncerto. Plague Wave būtų žanras, tai galėtų būti kažkokia propaganda iš Cult of Kergoš pusės. Arba pavyzdžiui trečias eventas, kurį aš išridinau, kad parduotuvė siūlo kulkų randavimą. Tai yra, kad už pinigus tu galėtum pasidaryti savo randus, kurie imituotų žaizdas nuo kulkų. Ta daro tikri gangsteriai, kad būtų ką rodyti ir žaidėjai galėtų kaip patys pasidaryti savo tos randus, kad pakelti savo rangą arba sutikti kažką, kas darosi tos randus. Dar vienas eventas, kuris man patiko, šviežias lavonas, kuris buvo nudėtas vienu šūviu ir aplink jį yra išmėtyti flyeriai, ant kurių parašyta, kas valdo UCS. Tai va, šitų eventų reikia, kad pagyvinti pasaulį. Aš nežinau, kaip žaidėjai jos reaguos, kaip tai prisidės prie istorijos ir labai sunku šitą numatyti. Viskas tai priklausys nuo žaidėjų reakcijos, žaidėjų veiksmų. Šiaip šitos dalykus galima ridenti eigoje, bet aš nusprendžiau padaryti tai iš anksto ir bandyti kažkaip pažiūrėti, kuris eventas galėtų būti priskirtas prie tam tikros gaujos, pagalvoti, koks momentas būtų geriausias pristatyti tam tikrą eventą. Ir jo, tu kaip DM-as gali numatyti dalykus, tu gali įsivaizduoti, kaip jie veiks, bet praktika rodo, kad žaidėjai dažniausiai daro viską atvirkščiai ir vis tiek atsitiks daug nenumatytų dalykų. Svarbesnis dalykas yra improvizacija, kaip tu prieini prie dalykų, kokią laisvę tu suteiki žaidėjams. Net eventai. Įvykiai, kurie vyks interneto erdvėje, nes Cyborg'e tu net tiesiog naršai žiūrėdamas į ekraną. Tu pasineri į internetą, tai yra gyvas dalykas. Tu esi jo dalis tuo metu. Ir... dabar aš esu interneto dalis. Taip, aš ieškau įkvėpimo. Gerai, ir aš išrinau violetinę trūkčiojantį kubą, kuris yra duris. Jis leidžia statinį garsą, plečiasi, bet galų gale staigiai susitraukia ir dingsta. Arba kitas, įsivaizduok, tu žiniai kažkokį folderį ieškodamas informacijos ir tu matai savo vardą, ką tu veikiai, ką tu darei ir komentarų. Mes tave stebim. Toliau aš noriu sugeneruoti misijas ir tam dalykui nepatikėsi, irgi yra lentelė. Mission Generator. Tokius dalykus kaip kontaktas, patronas, ką tau žada už tai ir pati misija, ką tau reikia padaryti. Pavyzdžiui, nesėkmingas verslininkas už 10 000 prašo rasti prototipą arba jo kūrėją. Arba su tavim susisiekia dirbtinis intelektas, kuris už mašiną prašo nubausti kažkokią VIP įžymybę. Hobana, vėl mano mėgstamiausi neoniniai markeriai. Noriu tiesiog pažymėti dalykus, kurie mano manimu darytų įtaką vienam arba kitam gengui. O, klaida, viena iš nedaugelio, bet aš turėjau ją pataisyti. Na ir paskutinė informacija, kuri bus suteikta žaidėjams, tai yra kontaktai. Su jais galima susisiekti ir už tam tikrą sumą arba prašymą paprašyti padaryti tam tikrą dalyką. Juos aš noriu irgi randomizuoti ir man užkrito tokie variantai. Biurokratė Glare, kuri pastovi rūko, o jo svajonė yra išgelbėti pasaulį. Virėjas Kord, kuris kažkodėl pastoviai kasasi ir labai mėgsta linksmybės. Ir benamis Soma, kuris krapšto nosį, o prieš miegą svajoja apie laisvę. Na ir principė viską padariau. Teliko tik paruošti visus dokumentus, viską gražiai surašyti ir galima bus žaisti. Ar pamini mano skečus, įvairias lentelės, informaciją ir šiaip idėją, kurią aš bandžiau atvaizduoti?
mums jų nebereikia. Nes kai kas biški pasidarbavo Excel'e, palikau tos pačius resursus, kitų gaujų lentelės, turtą, kontaktus, lokacijas ir žemėlapį. Tik jis yra tuščias. Nusprendžiau, kad noriu nupiešti jį pats. Ir tam reikės piešimo įrankių, markerių ir dar daugiau markerių, just in case. Padedam priešai save referencą ir pradedam paišyti. Namuką po namuko. Tai taip ir vyksta Game Masterio, Dungeon Masterio, Vardino, kaip nepavadinsi, vedėjo, pasiruošimas žaidimui. Čia netrumpas procesas, be žemėlapio, be visko. Šiaip tiesiog rašymas scenarijaus užtrunka apie 2-3 vakarus. Bet man labai patinka būtent šita dalis. Tarsi meditacija. Aš labai fainai jaučiuosi, aš tarsi dėliočiau dėlionę iš skirtingų sakinių, žodžių, bandyčiau sujungti tarpusavį dalykus, kuriuos aš sugeneravau, išridenau arba netyčia sugalvojau. Ne tik vedimas ir žaidimas, bet ir pasiruošimas, šitas kūrimas man yra savotiškas pabėgimas į kitą pasaulį. Nes aš pradedu įsivaizduoti, kaip atrodytų dalykai, kaip jie jaustųsi, kaip jie veiktų, kas galėtų atsitikti, kas būtų įdomu. Ir sujungiant šitą dalyką su lentelėm, su randomizacija, aš kartais gaunu kombo, kurio aš pats asmeniškai nesugalvočiau. Tai tuo pačiu tai yra, žinai, toksai savotiškas atradimas naujų dalykų ir iš tikrųjų pasaulio explorationas. Galvoje pražaidžiu įvairius scenarijus, kaip aš daryčiau, kaip darytų mano veikėjai, kaip reaguotų kiti veikėjai, koks būtų pavyzdžiui monstras, koks būtų bossas, koks būtų daiktas, kaip atrodytų aplinka, kokie būtų kvapai, kokia bendrai būtų atmosfera. Tai yra svarbiausias dalykas mano manymu, atmosfera žaidime. Pavyzdžiui, Cyborg pasaulyje aš įsivaizduoju labiau bjaurų, nesąžiningą, šaltą. Kiekvieno veikėjo kelias veda prie pabaigos ir kuo daugiau tu kažką darai, kuo daugiau tu pasieki, tuo artesnė ta pabaiga. Čia yra antiutopinis settingas. Jis turi būti liūdnas, jis turi būti žiaurus ir smagiausias dalykas, kad žaidėjai irgi neprivalo būti herojais, žinai. Jie neprivalo nieko gelbėti, jų tikslas yra išgyventi ir galbūt pagerinti savo gyvenimo kokybę kažkaip, leisti savo daugiau, negu jie galėjo leisti prieš tai. Toksai bandymas pasiekti žvaigždes iš pačio dugno. Viskas, ką tu atvaizduoji, bus surrealistiška. Tu nežinai, kas realu, o kas yra simuliacija, kas yra tikras žmogus, o kas yra tiesiog glitchas šitame pasaulyje. Ir gal tu pats esi glitchas. Nes kuo daugiau tu žaisi, kuo giliau tu pasineri į šitą pasaulį, tuo daugiau jis atrodo netikras, lyg kažkas kitas jį sukurtų. Yes! Pagaliau aš užbaigiau šitą žemėlapį. Tau tai atrodė greitai, man tai užtruko kelias valandas. Įmesiu jį į printerį, padarysiu kelias kopijas ir tu tik pažiūrėk, kas gavosi. Žiauriai fainiai, aš labai patenkintas. Teliko tik nuspalvinti zonas, kad žaidėjai galėtų matyti, kur kieno teritorija yra ir viskas. Jo, finalas. Aš pasiruošęs. Teliko tik sudėti daiktus atgal ir taip aš ruošiu žaidimus. Prisidėjau biški daugiau, nes reikėjo prikurti savo mechanikų. Buvo smagu. O dar smagiau bus išbandyti šitą žaidimą. Manau, kitą kartą padarysiu tokį reportą, papasakosiu, kaip praėjo žaidimas tokiame, žinai, timelapse. Ačiū, kad pažiūrėjai iki galo. Tikiuosi, tau irgi buvo smagu. Ir dar nepabėk. Nes pasinerti ateities atmosferą tau padėtų muzika, kurią aš norėčiau tau parekomenduoti. Mano top 3 būtų Sidewalks and Skeletons, britų Witch House'o projektas. Two Fingers, projektas iš Brazilijos, kuris eksperimentuoja su tokiais žanrais kaip Electronic Glitch, Grime ir Heavy Bass. Ir Zamilska, tamsaus techno atlikėja iš Lenkijos. O jeigu tu nori dar daugiau muzikos, aš esu sukūręs playlistą tokiam žanrui ir vaibui. Nuorodas į prieš tai išvardintus atlikėjus ir į savo playlistą aš paliksiu aprašyme. Ir iki kito karto.